Martynai, pirmojų bandymų įveikta kvalifikacijos žyma, ta šypsenėlė veidė, ką jį išduoda ir apie ką jį yra šiuo metu? Nežinau, tiesiog nuostabu, neįsivaizduoju, kas vyko, tiesiog atėjau, padariau, kam buvau pasiruošęs ir gavos neblogai visai. Tai. Arba apie tokį scenarijų pagalvojęs, kad geriausiuose variantuose, geriausios svajonėse? Ne, kad pirmų bandymų kvalifikacijos žymę padaryti tikrai negalvojau. Galvojau, kad galbūt galiu į finalą patekti, bet kad toks scenarijus tikrai net nesapnavau. Tai kaip jautiesi Japonijai, jau esi 2 savaitės, kaip čia viskas prie treniruotės? Jo, labai gerai. Manau, padėjo labai ta 2 savaičių stovykloje, pripratom prie klimato, prie to miego režimo. Ėjom tikrai labai anksti miegoti, kokią 8 keldamas kiekvieną dieną, kokią 6 ryto. Bandėm priprasti prie tų varžybų ritmo ir manau tikrai tai padėjo ir pasimatė šiandien. Ką Danielis Tolis sakė? Niekas, pasveikino, labai gerai sakė. O patį nustebino Stolio toks metimas? Tiesą sakant, nemačiau, kiek jis numetė. Nelabai stebėjau varžybas, buvau labiau susikoncentravęs į save. Tai, Priartėjai prie asmeninio rekordo, kiek tai nuteikia prieš finalą? Nu, manau, finale, nežinau, tiesiog labai smagu. Kas finale bus, nežinau, tiesiog bandysiu pasimėgauti varžybom ir padaryti, ką geriausiai galiu. Ar gali dar tą metimą apibūdinti, kuo jis buvo toks geras tavo metimas? Jeigu tiesą sakant, tai aš jo net neatsimenu. Tiesiog atėjau, žinokit, atrodo, net nešmečiau, tiesiog padariau, kaip tiesiog gavosi. Varžybos vyko anksti ryte, 9 val. Jau startavote, ar turėjo kažkokios įtakos, ar kaip ir užsiminėjai tas pasiruošimas, viską padėjo, sudėliojo ir kažkokio šoko organizmui nebuvo? Visiškai jokio šoko nebuvo, atrodo. Viskas savo ritmu, kaip pripratę 2 savaitės, anksti atsikėlėm, visiškai jokio šoko nebuvo. Spėjot žvalgyti su broliu, susimiksėti sektoriui? Mykolas irgi labai apsidžiaugė. Mykolo dar laukia vienas metimas, tai dar laukia. Ar yra tai buvę, kad tu aplenki į varžybas? Ne, negalvojau, kad taip gali būti kažkas. Gavus. Suprantu, kad dabar mintis tik apie atranką, bet rytoj lauks finalas, tas finalas dabar pasikeitusio formato, kad atkrenta po 2. Ar tau čia gali būti papildomas kažkoks pagalba kažkaip, ar kažkas, ar negalvoji apie tai? Aš žinok, negalvojau, kol kas ne.